Dabar ruošiuosi dėti sienas, kaip ir matau, dabar pasistačiau lazerį, pasiėmiau horizontą, tai kad visose vietose būtų man vienodai, užsižymėjau plytelės dydžius ir bandau visose vietose pereiti. Tai kaip ir išsiaiškinau visokius betono tokius nelygumus, kanalius, guziukus, gaunasi taip, kad šitoj daly sienos reikės man šiek tiek aukščiau pakelt plyteles, bet jeigu aš darau pagal aną pusę, šita man pusė gaunasi per aukštai. Tai gautųsi 4 mm skirtumas tenais yra. 4 mm atrodo gal nedaug, kažkur tais arba užsiverti, arba ten šiek tiek reikėjo pakelti aukščiau tas plyteles, bet iš tikrųjų estetinis vaizdas gausis taip, kad stačiai čia pasistatys, čia šiek tiek didesnis tarpelis, apie 4 mm, bet jau čia nieko nelabai ką ir padarysiu, nebent tada reikėtų visas plyteles pjausti. Tai va, vienintelis minusas, toksai trūkumas iš to dėliojimo būdo, kad jeigu tu dėdėjai nuo grindų sveiką, tai gaunasi ne visur tau apeina vienodas aukštis, tai gaunasi taip, kad kažkur reikės pakelt, kažkur palyginti, nes idealiai taip tikrai ir betono neišlieja ir tu pats net idealiai nepadarai. Tai šitose vietose, kaip ir sako, užsistatys, tai teks padaryti šiek tiek didesnį, jisai ten nusisandarinti silikonų, viskas tenais gerai. Čia gaunasi 0, jeigu kas galiu dar pridėti pamatuot. Čia aukštis ir čia ties viršutinė linija, nežinau ar matysis, bet gaunasi lazeris vos milimetras ar kitas tenais pakyla ir šitoj vietoj jau gaunasi plytelę pridėjus, jau gaunasi idealiai. Tai praktiškai pridedi, viskas idealu. Kai kuriuose vietose gali tilpt, gali netilpt, bet čia jau labai jau nesukam galvos. Galima, o čia irgi pasikelia. Svarbiausia, kad nebūtų taip, kad būtų jau per žemai plytelės ir nereikėtų jas pjausinėti, kokias tenais, kas 2, 2, 3 plyteles, kad ir po milimetrą. Tai visur reikia įsivertinti per perimetrą apėjus, viskas tenais gerai. Tai šitose vietose man kaip ir tinka, viskas atitinka, 4 mm ganėtinai toks kiek ir didesnis, bet dar saugioj zonai. Iš didesnių tarpų, kurie dar bus užsandarinti sandariklių ir viskas tenais gerai. Tik tai tiek, kad aišku, jeigu šito neįsivertinti, pradedi kažkur tai dėti, jau tada kitose vietose tau reikės privjaustinėti. Tai dabar ką aš galėsiu, pabandysiu padaryti, tai nežinau, jeigu kas pabandysiu parodyti, kaip aš tada šitas vietas įsimatuosiu, bet čia jau nesminis dalykas, tai ką aš dabar padarysiu, reikės nuo šitos siūlės pradėti dėti sveikas plyteles, krausiu iki galutinės pripjaudamos plytelės ir tada eisiu aplinkui visą perimetrą toliau. Tada tas kraštinės užpildysiu plytelėm, čia kadangi skylė yra, tai aš turėsiu omeny ją išsigręžti vėliau, nes dabar ją sunku pamatuot būtų, tai tiesiog užklijuosiu, reikės atsimatuoti ir tada išsigręšiu sekančią dieną, idealiai iš toj vietoj, tai žiūrėsiu. Arba gal išeis dabar įsipjaut. Tai toks dalykas. Tai dabar ką aš padarau, maišau sklijų ir bandysiu tada užsidėti sveikom plytelėm, kiek įmanoma. Šitą zoną, jinai šiek tiek padžius. Kol aš pjausiu šitas vietas, jinai jau bus padžius, galėsiu tada dėti jau ant viršaus. Ir va taip šiek tiek po truputį galėsiu padaryti visą projektą. Arba bent jau didžiąją dalį. Nes čia aš galvoju, kol įmanoma galima sudėti sveikom plytelėm, kad tik tais išeitų kuo įmanoma daugiau tada sekančią dieną išpjaustyti ir tada vėl pratęs darbus savo toliau. Trumpai dabar apie pačius kėlimo įrankius, aš naudoju bent jau 2. Šitas, kaip matot, yra didesnis, jisai metalinė rangena, šitas plastikinė, jisai daug pigesnis, bet šitas daug greičiau pritraukia, bent jau vakuumą sukuria negu šitas. Nors šitas kaip ir didesnis, jisai turi didesnės gumas aplinkui esančias po šitą. Na, aišku, dabar nerodys, nes jinai pritraukta. Tik tais tiek, kad kadangi jinai ilgiau pumpuojasi, tai yra vienas triukas, kurį gal net galėsiu vėliau kažkada parodyti, kaip pritraukti su šitą vakuuminiu pritraukėju, kuo įmanoma greičiau, kad atitiktų greitis tokią pačią kaip ir čia. Čia tai užtenka 3-4 papumpavimų, čia jau dvigubai daugiau, na aišku, jinai dvigubai didesnė. Bet kadangi dabar plytelės, ką aš noriu pasakyti, jos yra reliefinės, šitas vakuuminis pritraukėjas reikalauja daug daugiau aptarnavimo, nes darbo pradžioje jisai viskas gerai, jeigu jisai išplautas, sutvarkytas, bet tik tais prireikia šitose vietose menkiausių dulkių, arba bent jau pati plytelė nebus idealiai švari,
nors kas dažniausiai statybose taip ir būna, plytelė nešvari, gauna dulkių, čia neužsisandarina kuo geriau ir gaunas taip, kad šitas kištukas identifikuojantis, kada jau vakuumas atleidinėja, jisai išlenda. Tai su tokiu pritraukėju ganėtinai pavojinga, bet jeigu turim gerai prižiūrėtą, sutvarkytą įrankį, jisai tarnaus ganėtinai tikrai puikiai, ypač jeigu dedasi plytelės kuo aukščiau ant sienos. Jeigu ant sienos dedasi, tai tada va, toks pritraukėjas turi būti gerai aprūpintas, bent jau išvalytas. Kitokiu atveju yra tikimybė, kad ta plytelė jum nuslys arba nukris ir čia jau nieko nepadarys. Ir ypač, kaip pavyzdžiui, jeigu pati plytelė krenta iš aukštai, tai jinai sudaužys ir apačioje esančią ir pati suduš, tai žodžiu, pridarys daugiau bėdų negu reikia, o valymas, jeigu ką galiu aš pasakyti, tai dėl pačio valymo pasiėmė šitas plungeris, vadinamas pompa, jinai išsitraukia. Čia cilindro forma, gaunasi taip, kad įpilu, aš bent jau kaip aš ją aptarnauju, įpilu vandens, įdedu pompą, išpumpuoju, 2-3 kartus taip pakartoju ir aš turiu čia idealiai išvalytą paviršių. Na, aišku, dar reikia išvalyti pačias gumas, kurios sandarina, tai jos va šitam krašte yra, tai aš nuplaunu, viską išvalau ir sudėjęs vėl atgal, jinai man tarnauja taip, kaip ir turėtų būti. Kitokiu atveju darbo pabaigoj, ką aš turiu, gaunas taip, kad jeigu pumpuoji, gaunas jinai pradeda atleidinėti, nebelaiko vakuumo taip gerai, kaip ką tik išvalyta. Tai geriausiu atveju tokias įrankius bent jau laikyti kuo įmanoma švariau. Jeigu taip išeina, jeigu neišeina, tai tada bent kuo dažniau jas valyti, nes tokiu atveju turėsi didelių bėdų. Štai dabar įsitepiau klijus ant 2 plytelių, pabandysiu iš jas ir uždėti kelias plyteles. Čia kadangi jos gulščios, tai man labai patogu prisitraukti, bet jeigu turiu atremtą į sieną, tai jau biškį sudėtingiau. Aha, kryptis į vieną pusę, tai bandysiu taikyti langus, nu bent jau visą laiką pataikyti į tą pačią pusę, ką ir rekomenduoju. Tada pakeliu nuo grindų į šonus, pasukioju ir jinai man super. Na, aišku, dar tada reikia kažką tais pakiliuoti, nes tokiose vietose ne visą laiką jinai laikosi. Tai čia žiūrau, reikės šiek tiek keliukų, dažniausiai tai būna pasiemu keliukus, padarau aukštį kokį reikia, šiek tiek palaukiu, kol jinai pradžiūsta ir taip galiu krauti tada viršutinės plyteles. Tai vienas iš tokių dėliojimo būdų, kuris pasiteisina, bet jeigu šitaip ir nepadarysim, tai čia nieko tokio. Norint, kad šitą plytelę man nenuslystų, tai aš pakišu daugiau kiliukų negu reikia. Tai šituo atveju aš turėsiu 3, nes jie dažniausiai būna suspaudžiami ir tada būna labai blogai. Dar vienas patarimas, kaip elgtis tokiais įrankiais. Visą laiką, kai nešama, bent jau, kad nykštys būtų šitoj pusėje arba pritraukimas. Tai šitoj vietoj turim pritraukimą, šitoj atleidimą. Jeigu atvirkščiai nešim plyteles čia, tai gali dėl patogesnės nykščio padėties, gali netyčia paspausti atleidimą ir ta plytelė tiesiog nukris. Tai yra tekę susidurti tokioje situacijoje, kas nešė langą, jisai buvo labai sunkus ir netyčia paspaudė tą atleidimo mygtuką ir iškrito toje vietoje. Nu, istoriją jau aš manau, kad patys ir suprantat, kas atsitiko po to. Po to jisai paėmė ir sudužo. O tiesiog užsakovui buvo pasakyta taip, kad netyčia kažkaip atsileido arba kažkaip įslydo. Tai dažniausiai neįslysta, dažniausiai būna paėmi, netyčia paspaudė, bet aišku, kadangi žmogus, aš suprantu, nenorėjo sakyti, kad netyčia paspaudė ir atleido, tai jisai pasakė, įvardino tokią priežastį. Tai pilnai suprantu. Leidžiam plytelę, atremiam. Tai. Pakeliu plytelę, pasukioju, kad klijai kuo įmanoma vienodžiau pasidengtų šitose atkarpose. Tai bus labai gerai.
Na ir štai, ir gaunas, kad viena gulščia plytelė ir dvi šitos sieninės plytelės nesudaro vienos gulščios tos plytelės. Ir gaunasi toks trūkumas. Bet ką jau padarysi? Gerai, dabar dar pakiliojam pačią plytelę. Pabaigiau aš klijuot, kaip matot, visą šitą sieną. Labai paprasta buvo pasimatuot šitus vieną variantą bent jau. Tai pagal vieną plytelę galima tada išsipjaustyti visas lubas iš tikrųjų, nes gaunas taip, kad jeigu tu pagavai kampą, turiu vieną vaizdo įrašą, galės parodyti, kaip aš tą kampą bent jau susiradau, bet iš tikrųjų galiu patart, jeigu tokia situacija yra, tai pradėti ne nuo tokios plytelės, kuri užsibaigė sveika ir pjaunasi kažkokiu konusu, o geriausiai nuo tos vietos, kuri pjaunasi jau visa. Tai gaunasi taip, tai aš tada pasimsiu kopėčias ir galėsiu parodyti. Jeigu kas tenka tokį matmenį matuotis, tai gaunasi reikia su metru pasiimti nuo šitos vietos iki pačios aukščiausios vietos, pasimatuoja ir tada ploti dažniausiai. Bet kadangi čia sveika yra, tai čia sveikoje vietoje irgi pasimatuoji. Kadangi tokių variantų visokių atitinka, kad praktiškai kai kur pataikai, kai kur nepataikai, tai kartais vieną kitą pjūvį gali pasidaryti ir tada atsimatavęs vieną, gali tada matuotis ir kitas. Gaunasi taip, kad ką reikėtų padaryti čia, kadangi aš turėjau didelės plyteles, tai jos man leido ganėtinai paprastai išsimatuoti. Aš jas susidedu ant grindų ir prisiglaudęs vieną prie kitos pagal tą patį matmenį, aš pasižymiu kitas plyteles ir taip aš jas išpjaunu. Kitokiu atveju man tektų ko ne kiekvieną išsipjausinėti atskirai, o tai būtų daug vargo, daug žaidimo. Tai, teko sunkiausia, tai galvot šitą įsipjausyti, ypač kai matmenys visokie skiriasi. Ką aš turėjau omenyje, sakydamas, kad ne vienodos lubos, gaunasi, jeigu pastebi tenais prisiglaudžia prie pat plytelės, tai eina, atsiranda plyšys, po to jisai vienose vietose vėl dingsta, tada vėl jisai atsiranda, ypač va tenais. Atrodė, kad aš šitą plytelę įsimatavau blogai, bet kodėl aš sakau, kad viskas čia gerai, gaunasi, pasižiūrėkit, kaip lubos išsilenkia. Atrodo taip lygiai toj vietoj. Atrodo lygtais nieko tenais blogo nebūtų, lygtais nematytum, bet iš tikrųjų kaip jaustai viską tiesiai, tai atkreipiu dėmesį, gal aš tada kitaip parodysiu, dėl ko aš galvoju, kad teisingai įsimatavau. Jeigu atkreipsi dėmesį, šitas taškas idealiai sutampa su plytelė. Idealiai, visiškai. Čia kampas irgi tarpukas minimalus, o per vidurį gaunasi 2-3 mm plyšys. Nežinau, kaip kamera užfiksuos ar matysis, nes čia viskas balta atsispindi, tai sunkiai matosi, bet toks variantas leidžia numanyti, kad lubos staigus lenkimas buvo ar kažkas tokio ir dėl to visai susiformavo. Bet kadangi visa kita jau gerai, kartais tokius pjūvius ganėtinai sunku pamatuoti, kitokiu atveju tenka sugaišti nemažai laiko, vieną kol pasimatuoji, kol atitinka jinai, jeigu būna kiti, tai matuojasi 2-3 kartus, kol galų gale randa tam tikrą matmenį, kurie jie būtų patenkinti. Tai toks dalykas ir gavosi, bet jeigu kažkur tai jum atitektų, tektų matuoti tokius variantus, tai gavosi pasimatuoji vieną kraštinę, pasimatuoji kitą kraštinę. Čia, kadangi kraštinė, kaip matote, yra sveika, tai dažniausiai nuo sveikos plytelės čia įsiklijuoja sveika plytelė, šitą paimi pasimatuoji iki lubų krašto, kiek jisai eina, ir tą patį darai nuo šitos kraštinės iki čia. Ir viskas, ir tada pjauni strižai ir tikiesi, kad viskas tiks. Tai čia iš tikrųjų galvojau, kad sugadino ta plytelė, nes šiek tiek kampą biškai blogai pasimatau, bet jisai gerai buvo, kad į didesnę pusę, tai aš dar pripjoviau ir man idealiai tiko, bet ką turim turėti omenyje, kelias plytelės atrodo pjausiasi po porą kartų,
nes tiesiog visiškai neišėjo jų padaryti, gavosi per didelės arba kažkur tai skliuvo, tai teko dar šiek tiek palyginti ir kas sunkiausia, dažniausiai va tas mažiukas gabaliukas būna, tai būna jį įdėdė, jisai buvo per didelis, tai gavosi taip, kad man reikėjo bendrą siūlį išgaudyti, nes tokiu atveju silikonas tokioje vietoje bus negražiai. Tai teko šiek tiek papjaustyti porą kartų ir viskas tenais man pavyko. Kol kas ir tiek, nežinau dabar kas laukia dabar, gaunasi reikės įsidėti visą šitą eilę, čia kadangi aš skaičiau yra 10 kvadratų, kažkur tais 10 su trupučiu, bet yra nemažai skylių, yra multimedijos dėžutė, yra dvi kriauklės arba dviguba kriauklė, gautųsi elektros rozečių, laidai, tai praktiškai va šitą eilę, man atrodo, arba ne, dvi eilės, tas plytelių, aš dėsiu, man atrodo, visą dieną, o visą kitą ten labai lengvai susidės, skirtumas šiek tiek sunkiau su pačiom lubom, nes čia lubos yra 2 metrai, ne, tai yra 3 metrai 20 ir ganėtinai tikrai sunku pasiekti tą patį viršutinį tašką, pasimatuot bent jau, bet reikės tada kažkokias kopčias ir aukštesnės pasimti, kai reikės ir tada tenais susidėti, bet svarbiausias esminis dalykas visas šitas skylės, man kuo įmanoma daugiau jas praeit ir kad kuo mažiau liktų po to, nes ten didžiausias košmaras lieka. Čia kaip ir žiūrėjau viskas atitinka puikiai, dėsis sveikos, plytelis iki dėžutės, čia kažkur tais dėžutės viršus šitojo vietoje baigėsi, čia užsidės 45 laipsnių kampu plytelė susipjovė, čia teks nemažai pažaisti, dažniausiai būna tenka va šitą dėžutę, tokias dėžutės arba tokias vietas daryti per visą dieną, tai nemažai sugaišti laiko, nes ir tualeto bakelį reikia išgręžti ir vandens mygtukui ir po to pataikyti bent jau kiek įmanoma labiau pataikyti 45 laipsnių kampą ir dar šlifuojimo nemažai, tai va šitas variantas visą laiką pasilieka bent jau dienai į priekį. O visa kita, aišku, išsiterlioja grindis, bet kadangi jos tokios tamsios arba juodos, tai gaunasi taip, kad visą laiką, jeigu lieka kažkokių statybinių likučių, jos išsiterlioja. Čia, kaip matot, buvau nuplovęs, tai jos visai gražiai, bet ką teks padaryti, teks išvalyti jas ir viskas. Daugiau. Aišku, dar vienas variantas, kadangi turim lyginimo sistemas, kartais pamatuot kažkokį variantą būna sunku. Tai praktiškai ką reikėtų padaryti, įsitrauki lyginimo sistemas, kaip ir aš va čia padaręs, ir tada įkiši metrą ir pasimatuoji taip kampus, kuriuos tau reikia išpjauti. Kitokiu atveju taip nelabai išeina. Dabar ir tiek. Jeigu patiko įrašas, paspaus patinka, prenumeruok kanalą.